Rytoj atvyksta viena talentingiausių komandų. Manau, tikrai turi gynėjų grandyje labai daug talentingų, individualiai stiprių žaidėjų. Tai bus labai didelis iššūkis, kaip su jais tvarkysimės. Treneri Monako yra ir rezultatyviausia, ir mažiausiai kamuolių prarandanti komanda. Įmanoma jos kažkaip išmušti iš to puolimo ritmo? Tik kaip ir minėjau, kad viena talentingiausių žaidėjų turi talentingus gynėjus, taip kad ir skaičiai tą rodo. Kažkiek įmanoma, turim apriboti, pilnai nenuimsim tų skaičių gal, bet visą laiką visas krepšinis apie tai, kaip sumažinti viską. Kaip apskritai apibūdintumėte Spanulio žaidimo braižą ir filosofiją žaidimo? Apibūdint kaip, vėlgi, pagal žaidėjus turi tikrai kaip pats gynėjas, visas tas žaidimas remiasi gynėjas, taip kad, aišku, ir turi tos gynėjus, gerus gynėjus, taip kad kitaip ir turbūt sunku būtų žaisti. Gynėjų žaidimas. Tai svarbiausia bus tikriausiai vėl tas pats kontaktas, fiziškumas ir energija? Tai būtent tikrai, nes jie žaidžia tikrai fiziškai, gynyboje turi daug žaidėjų, kurie gali duoti tą fiziškumą ir tie gynėjai, ir tiek 3-4 pozicijoje, tiek Dialo, tiek Blosongėjimas. Irgi reikia apie tą paminėti, jeigu mes visą laiką mums duoda fiziškumą ir mes traukiame žingsnį atgal, tai bus tikrai didelių problemų, bet jeigu mes to atsakysim tuo pačiu, kaip sakėme, į mūšį reikia pirmam pradėti trenkti, tai tada gal lengviau bus mūšis. Špirikiuotė Nigelas sugrįžo ir kaip pirmą kartą sugrįžus po tos traumos kalbėjom, kad labai geros formos sugrįžo. Ar dabar galima tą patį pasakyti, ar jaučiasi kažkiek dar tie padariniai traumos? Jaučiasi, nes ir traumos, ir šiaip, kai žaidėjas apie mėnesį nežaidęs, tai normalu, tų treniruočių daug neturim, praktiškai visai neturim treniruočių, taip kad nėra kada ir tą formą įgauti, tai daugiau apie rungtynės vakar kažkiek sužaidė tų minučių, taip kad su laiku tą formą turi gerėti. Šiaip pat penktadienį Vitorijoje dar nežaidė, vakar jau žaidė. Gal galit pagarsinti pokalbį su medicinos personalu, kaip vyksta jie ir ką pakeitė tos 2 dienos, kad dar penktadienį negalėjo, sekmadienį jau galėjo? Kaip ir minėjau po tų rungtynių, kad jis nebuvo 100% pasiruošęs, gal 95-99, tai bet vis tiek norisi, kad žaidėjas būtų 100% ir ta kiekviena diena čia mums yra svarbi, tai toks ir tas pokalbis buvo, nes jis 100% pasiruošęs, ypač žinant jo tą traumingumą, tai norėjusi apsidraus kuo daugiau ir tai dabar irgi niekad negali žinoti. Visi žaidėjai pasiruošę bus rytoj? Turbūt išskyrus Mantą visi. O kas man tai nutiko? Nežiūrėjai ir vakar rungtynę? Nežiūrėjau. Tai va, tu nori šnekėti apie krepšinį, apie komandas, tai va, ir rašai straipsnius. Koja išsisuko.